Turiu viską. Kaip senas rąstinis namas gali būti atnaujintas. O. Seni rąstai už senų daililenčių. Apšiltinta pluoštinių kanapių spaliais. Sluoksnis, o štai kokio storumo, apie 20 cm matosi palangė. Visi rąstai užtaisyti tankio pluoštinių kanapių sluoksnių. Vyrukai labai gerai taiso klojinius, kuriuos tuoj pat pripildom. Šitą, žiūrėkit, nedėk plokštės taip. Ne. Kilstelk apatinę. Dedam ten. Dabar čia. Dėk trumpą čia viską. Ne, čia reikia Čia pasigerti. reikia dar pasigerti. Ačiū, labai gerai. Užpilsim truputėlį vandens, kad mišinys nebūtų per sausas, geriau suliptų, geriau prispaustų žemesnį sluoksnį. Tuoj bus galima krauti. Va. Taip atrodo praeitą savaitę sukrautos sienos, labai gerai džiūna. Namo priekis. Iki pat gegnių prikimšta kanapių kompozito, kanapių spaliai su kalkėmis. Jau truputėlį ir skamba sienos. Kai išdžiūna, jos skamba kaip putplastis. Kita siena. Ir jau yra prikrauti pilni klojiniai. Reikės kelt klojinius aukščiau. Kadangi čia karkasas yra naujos statybos, tai sieną darome storesnę, lauko sieną apie 30 cm. Jau gerai atrodo, jau man ta senelė čia pasižiūri. Man smagu, žinai.